Šiandien Dievo žodyje girdime apie Jobą, kuris viską turėjo savo gyvenime. Džiaugiasi savo šeimą, turėjo didelius namus, sekėsi jam darbuose, ūkio darbuose, turėjo nemažai gyvūnų, taip pat ir daug samdinių dirbo pas jį ir taip jis jiems padėdavo. Iš tikrųjų, nieko jam nereikėjo. Visa jo ateitis buvo užtikrinta. Tačiau ateina laikas, kai Dievas jam atsiunčia išbandymą. Viską atima. Tada Jobo širdyje kyla visokiausių nusivylimų, yra nepatenkintas, nesugeba džiaugtis savo gyvenimu. Mato, kad neturi prasmės. Nemato nieko gero. Tik kažkokios tamsybės, kažkokios juodos dienos, nesugeba džiaugtis savo gyvenimu. Užtruko truputį jam tikėjimo. Prisimenu, kaip vaikystėje labai norėjau turėti savo meškerę, kad galėčiau su pusbroliais važiuoti į žvejybą. Sutaupiau truputį pinigėlių, nusipirkau ir laimingas važiavau. Tačiau svajojau apie didelį laimikį. Tačiau prie pirmo bandymo pagauti kažkokią žuvų pasisekė ištraukti tikrai nemažą žuvį. Tačiau tuo pačiu, neturėdamas patirties, sulaužiau meškerę. Anksčiau, kai buvau laimingas, tartum nuo šios meškerės priklausytų visas mano gyvenimas. Buvau laimingiausias žmogus. Kai sulaužiau ją, nusivyliau žiauriai. Kodėl? Buvau piktas ant savęs, kad nesugebėjau apsaugoti jos, kad sulaužiau ją, kad jau nebegaliu naudotis jos. Dievas dažnai stato mus tokiose situacijose, kad mes atpažintume, kas yra svarbiausia, kas yra geriausia, kas mums yra naudingiausia. Kartu su Šventu Augustinu galime paklausti, kas yra svarbiausia žmogaus gyvenime, kas gali žmogui teikti daugiausiai laimės, kasgi, jeigu ne tas, kuris mus sukūrė. Todėl ir mums visada nusivylimuose reikia kreiptis į Dievą, reikia su juo pradėti bendrauti, draugauti, kalbėti. Ir Evangelijoje šiandien girdime, kaip Jėzus eina ne tik pas savo artimuosius, pas pažįstamus, bet ir į visus kitus miestelius. Jiems nori skelbti Evangeliją, pas juos nori gydyti ligonius, nori išlaisvinti visus apsėstuosius, nori padėti kiekvienam. Šventas Paulius antrame skaitinyje pasakoja, kaip atrado savo gyvenimo prasmę. Ne kažkokiuose kilmingose, svetimingose šalyse, ne kažkokį užimant postą ypatingą, tarnaudamas kitiems atranda savo gyvenimo džiaugsmą, skleidžiant Evangeliją, veltui tarnaujant kitiems. Kartu su Šventa Uršulė galime pasakyti, kad laiminga siela yra ta, kurią Evangelija laiko savo didžiausiu lobiu ir po truputį kantriai iš šio lobio sėmia išminties, gyvenimo išminties, sėmia džiaugsmo, sėmia savo gyvenimo prasmę. Taigi ir mes nepasiduokime liūdesiui, nepasiduokime nusivylimui. Kokia nors problema atsiranda mūsų gyvenime. Semkime iš Evangelijos, semkime iš Jėzaus Kristaus. To tvirtumo, to džiaugsmo, tos ramybės. Dievas yra mūsų kūrėjas. Ir sukūręs mus iš meilės nenori, kad mes per daug kentėtume. Jeigu ir yra kažkokių išbandymų, yra tik tam, kad mus ištobulintų, sugrūdintų, kad mes patys suprastume, kas mums yra svarbiausia. O svarbiausias gali būti
tik Dievas. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.